Grįžtam po pertraukėlės ir dabar sulauksim viešnios, kuri visas tas mūsų ekspertų įžvalgas, visas tas teorijas paverčia realybę ir papasakos jie apie savo kasdienius ritualus. Tai noriu pakviesti Ingridą Martinkėnaitę, kurią aš puikiai žinau kaip dainininkę. Tačiau ji yra labukas, ji yra ir nuomonės formuotoja. Taip. Šiais laikais, žinai, vien dainavimu neišsiversi. Taip, ir galvoju, gal vis tiek dar kažkas tavęs nežino, tai dar trupučiuką pasipasakok apie save ir tada pereisim prie klausimų. Gerai, aš esu Ingrida Martinkėnaitė, esu dainininkė, grupės Šeškės vadybininkė, taip pat mama 2 dukrų. Tai ir dar esu tinklaraštininkė, kur savo blogę kalbu apie sveiką ir aktyvę gyvenseną, sveiką požiūrį į save, į moteriškumą, kaip pritapti tam besikeičiančiam pasaulyje ir nepasimesti toj rutinoj, visais svarbiais moterim klausimais. Taip, tarp kitko, tu man atrodai labai susibalansavęs žmogus, tai labai lauksiu tavo, žinai, patarimų, kaip tau tai pavyksta. Gerai, bet turiu dar ir tokių paruoštų klausimų, tai šiandien aptarsim. Kalbant apie amžėjimą, kokia yra tavo asmeninė odos priežiūros filosofija? Ar prevencija, ar kažkiek ir to susitaikymo yra, ar kažkaip tu kombinuoji tą ir prevenciją, ir susitaikymą su amžėjimu? Aš remiuosi tokia filosofija. Vis tik kūnas, tas kūnas taip pat ir veidas yra mūsų sielos namai, kaip bebūtų, ir mes šitam kūne gyvensim iki pat paskutinio savo atodūsio minutėlės. Ir gyventi visat norisi gražiai. Dėl to anksčiau net nebūdavo tos mados puoselėti ar rūpintis savo kūnu, veidu taip pat. Tai aš norėjau tai labai populiarinti ir man tai buvo visą laiką labai svarbu. Nes vis tik sakau, kaip ir tai yra mūsų sielos namai ir tai svarbus dalykas. Ir to nereikėtų gėdintis, nes dauguma moterų galvoja, kad nieko tokio, aš pasirenku amžėti natūraliai ir nieko su to nedarysiu. Bet tiek mokslas, tiek šiais laikais nestovi vietoj. Yra daug tyrimų atliekamų, yra daug įvairių atradimų, kuriuos mes galim pritaikyti savo kasdieniniai rutinoj ir taip atitolinti šiek tiek tą amžėjimą, ir amžėti galbūt su šypsena veide ir maloniai. Ir dar prieš tave buvo psichoterapeutė ir jinai sakė, kad reikia labai būti tokiam sąžiningam su savim ir sąmoningai suprasti, nes aš galvoju, galbūt yra moterų, kurios sako, tiesiog priimu tą amžėjimą, nieko nedarau, bet iš tikrųjų, ar jos gerai su tuo jaučiasi, net ir pasąmoniniam lygmenį, tai ką tu pasakytum? Aš manau, kad vis tiek tai tikrai, manau, turi kažkokios tokios logikos, nes nežinau, ar bet kokia moteris galėtų susitaikyti su tuo besikeičiančiu kūnu ir veidu taip pat. Taip paprastai. Tai man atrodo, bet kažkuri dalis vis tiek kirbės ir norės kažkaip tai padėti ir atitolinti tą dalyką. Mes ne viena to neišvengsim, niekas netgi apie tai net nekalba. Bet šiek tiek atitolinti ir priimti tai su meile, meilę parodyti savo mylimiausiai. Tai man atrodo labai svarbu šiais laikais ypač. Kai mes rūpinamės vaikais, mes rūpinamės aplinka, mes, savanoriaujame įvairiuose akcijose ir atrakcijose, bet dažniausiai pamirštam save. Tai vis tik kaip ir lėktuvuose. Iš pradžių užsidedi kaukę savo, tada pasirūpini pasauliu. Tai manau, kad be rūpesčio savo nieko nebus. Taip. Kokia yra rytinė ir vakarinė tavo odos priežiūros rutina ir kokie žingsniai ir ingredientai svarbiausi? Čia daug klausimų. Taip. Gerai, pradėsiu po truputėlį. Tai rytas pas mane prasideda nuo odos valymo ir tiesiog drėkinimo daug, nes mano oda yra labai sausa. Tuomet niekada nepraleidžiu pasilepinti kaukę, nes rytą mėgstu lėtą ir ilgą,
tai būtinai naudoju kaukės. Kaukių turiu labai daug ir įvairių, ir atskirom vietom viską. Manau, kad tai irgi labai svarbus žingsnis. Tuomet jau... Galiu įsiterpti? Taip. Kasdien naudoji kaukės? Aš kasdien naudoju kaukės. Wow, aš irgi dabar taip darysiu. Arba bent jau paakiukus, tai būtinai. Čia, tai, ir turiu skirtingų, žinai. Tu atsikeli iš ryto. Tu skirtingai atrodai, bet tam tikrai, jeigu tu neišsimiegoji, tavęs laukia filmavimas, tai reikia veidui suteikti energijos, spindesio, tai tam visam savo gyvenimo amžiam scenarijam turiu kaukių ir dalykų, kaip pataisyti tą vaizdelį. O po to jau laukia sunkus makiažas, nes dažnai tai būna arba koncertas, arba filmavimai, arba kažkokios kitos aktyvacijos. O vakare, žinoma, labai gerai nuvalyti odą, kad ji būtų švari, kad ji vėl kvėpuotų, mėgautųsi ir ilsėtųsi nakties metu. Tai tokie labai paprasti atrodo, bet nuolatiniai, sakyčiau. Disciplina vis tik turi būti. Niekada neinu miegoti, sakykime, nenusivalius makiažo arba nenusiplovus veido. Nebuvo per gyvenimą ne kartą? Ne. Nesakysim. Gerai. Kokie įpročiai labiausiai veikia odą ir energiją tau? Ta įpročių rutina, man atrodo, formuoja tokius ilgalaikius ritualus, sakyčiau, kurie atneša naudos. Nes vieną kartą nei užteptas kremas, nei kažkokia kaukė nepadės tikrai. Tai turi būti disciplina, tai turi būti nuolat, rutiniškai daroma. Ir, sakykime, aš labai mėgstu, aš kas savaitę darau kobido masažą veidui. Ir aš tiesiog esu priklausoma nuo jo. Jeigu jau nepasidarau, tai man atrodo, jau kažką trūksta, kažkaip čianais jau kažkas ne taip. Ir tas masažas veidui man tokia ir meditacija, sakykime. Aš jau ir paglostau ir save už tai, kad tai darau, nes, tai vis tik rūpestis savim. Ir labai malonus ritualas iš tikrųjų. Malonus ir sakau, aš pamedituoju, aš apsvarstau visą savo, stengiuosi tik tais geras mintis tada galvoti, mąstyti apie teigiamus dalykus. Toksai išsivalymas, tai man atrodo visai matau, kad į naudą, žinok, nes darau tai jau kokie 8 metai ir tai, manau, labai padeda. Super. Aš taip dedu į galvą, ką sakai, nes kopijuosiu, žinok, po renginio. Parašyk savo įspūdžius tada. Gerai, parašysiu. Taip, dabar truputį apie tavo kaip nuomonės formuotojos užkulisius. Kaip turinio kūrėja, daug savo gyvenimų dalinatės internete, kaip pavyksta išlaikyti autentiškumą? Kažkaip tai... Kai jau kalbi apie savo gyvenimą, tai turbūt ir savaime gaunasi. Svarbiausia, manau, būti atvirai su savim, su žiūrovu ir nemeluoti, nefeikinti, nefabrikuoti kažkokių nebūtų dalykų, tada tai gaunasi autentiškai. Niekada nesiimu, kalbėti apie man svetimus dalykus arba nesuprantamus, arba nežinomus. Netgi kiekvieną dalyką, paslaugą ar produktą būtinai išnaudoju pati, netgi ir ne vieną kartą, nes netikiu, kad po vieno karto gali būti kažkokie pokyčiai, tai turi būti kažkoksai tai laiko tarpas, kad jau suprastum tą poveikį. Tai man atrodo, autentiškumas yra viduje. Kaip tu komunikuosi, jeigu būsi atvira savo ir žiūrovam, tai taip ir bus. Ir aš galvoju, žmonės nekvaili, jie pajausi, jeigu tu pradėsi kažką, kaip sakai, fabrikuoti. Jo, jeigu kažką sakysi, kad darai, bet akivaizdžiai matosi, kad nedarai, tai, man tai netgi viduje nesuvokiama, kaip galima taip daryti. Ta prasme, kokia ta iš vis to esmė. Tai jau kai kalbi nuoširdžiai, tada, man atrodo, atsirenka žmonės, kurie tikrai tavim tiki ir kurie tavęs klauso. Kaip atsirenkate, ką verta išbandyti, o kas tiesiog yra triukšmas? Jo, labai, labai geras klausimas. Šiais laikais yra labai, labai daug to triukšmo, kaip tu sakai. Ir atsirinkti reikia daug. Aš įsivaizduoju, jau vartotojų, kaip reikia atsirinkti. Mes dar turim tokią galimybę išnaudoti daug, išbandyti daug dalykų ir atsirinkti. O žmogui dažnai
dažnai net neturi tokių galimybių, ne, paprastas asmuo. Tai mes toksai kaip laidininkas, kurie padaro didelį darbą ir jau tokį tikrai tikrą produktą, išjaustą, išgalvotą, jau gali pasakyti savo nuomonę. Tai manau, be savo nuomonės, be savo darbo, be savo įdirbio, be savo išbandymo, aš tikrai nesidalinu niekuom. Ir tai turi labai atitikti mano pasaulėžiūrą, mano idėjinį matymą. Taip pat tai turi būti labai tvarūs dalykai, kad tai man būtų artima. Tik tais apie tokius dalykus kalbu. Kas tavo patirtimi duoda ilgalaikio rezultato, kas yra madinga tiesiog? O čia va tas triukšmas, kaip tu sakai. Mada yra, reikia labai, žinai, atsirinkti gyvenime ir aplamai, kur yra mada, kur yra tikras va, tas toksai dalykas, kuris yra tikrumas, ne? Tai tikrumas, man atrodo, ir niekada neišeis iš mados. Tai tendencijas visas reikėtų patikrinti. Jeigu netgi išeina naujas produktas arba man atsiunčia kažkoks gamintojas naują produktą, aš padarau tokį tyrimą. Iš tikrųjų, apie visus ingredientus pasižiūriu, grinai apie visą technologiją, apie visą idėjinį tą produkto gamybą. Tai man yra labai svarbu ir aš manau, kad ir žmonėm tai yra svarbu. O taip galbūt ir atsirinkti reikėtų. Pasidomėti. Ne viską pirkti kaip už gryną pinigą. Iš tikrųjų, man labai patiko Eucerino epigenetinis, pavyzdžiui, serumas, ne, aš jį irgi išbandžiau. Ir tai, kas dabar eina koja kojon su laiku, su mūsų galimybėm, kur mes jau gyvenam technologijų amžiuje ir jau prisitaikyti prie tų vis didėjančių apsukų, nežinau, gyvenimo ir pasinaudoti tais atradimais, tai yra labai gerai. Tai va, Eucerin man vienas iš prekinių ženklų, kurie tikrai eina koja kojon su laiku, tai man labai patinka, labai artima. Bet aš taip susižavėjus, tu daug darbo įdedi, kol, jeigu kiekvieną tą etiketę analizuoji, tai čia visai reikia pastangų ir laiko, ir tu tą darai. Bet man tai įdomu. Ir pasidalini po to. Man tai įdomu, nes iš tikrųjų tai visa esmė ir glūdi tame, žinai. Pakuotės šiais laikais gali būti labai gražios, labai skambios, labai skanios, malonios suvartoti, bet tu nežinai, kas bus viduje, kai tu atidarysi tą gražią pakuotę. Tai visą laiką stengiuosi pasidomėti. O kaip tu, pavyzdžiui, žinai ingredientų, kur čia, sakykime, geras ingredientas, kur čia toks nenaudingas tau? Žinok, yra labai... Kaip tu darai? Aš nesu ten tam tikras ekspertas viskame, bet tu gali pasidomėti. Šiais laikais net yra puslapiai ir taip toliau, kur gali atsirinkti savo, bet kalbu apie aplamai idėjinę. Jeigu jau pakuotė kalba apie kažkokius tyrimus, jeigu jau jinai pateikia kažkokių tyrimų rezultatus, tai jau yra gerai. Tai ne tik skambus pavadinimas. Tai čia jau netgi gamintojai mums pateikia tokios informacijos, kurią aš galiu ieškoti. Bet dažniausiai tai taip ir būna, kad gamintojai, jeigu jau jie padaro tą darbą, tai jie tikrai parašys tau ir ant pakuotės arba kažkiam pristatyme, kad tai buvo daryti tyrimai, klinikiniai tyrimai, kaip buvo atrasti tam tikri produktai, ingredientai, kurie naudojami tam produkte. Taip, ir prieš tai kalbėjusi dermatologė sakė, kad irgi kartais tą papildomą kainą tu ir moki už tai, kad buvo atlikti tyrimai. Taip. Tai iš tikrųjų svarbus dalykas, į ką galima atkreipti dėmesį, ant etiketės pažiūrėti, ar buvo, kaip tu sakai, tyrimai. Taip, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, rinkti žinomų prekinių ženklų produktus, tai irgi yra saugus dalykas. Kitaip jau tas žinomas prekinis ženklas neišsilaikytų galbūt taip ilgai, ten dešimtmečius ar dar daugiau. Šiais laikais irgi labai madinga paleisti produktą kažkokį, kur praeina mada ir žiūrėk, jau kitais metais tu jo niekur nerasi, nes jisai tiesiog dingsta kartu su praeitais metais, sakykime, tiesiog. Tai ir išsilaikymas rinkoje, manai, kad yra... Patirtis man irgi imponuoja. Kaip nusprendi, ką rekomenduoti sekėjams? Tai kaip ir labai čia aš plačiai atsakinėjau visus tos klausimus, tai manau ir šitą mes jau apkalbėjom, kad būtinai pati išbandau,
ir sakau tik tais nuoširdžią nuomonę apie tuos dalykus. Ir ne dieną, ir ne dvi bandai, kaip supratau. Jo, tikrai, per vieną dieną jokių pokyčių, netgi, įsivaizduok, jeigu tu visą gyvenimą valgai McDonald's, nežinau, ar čia galiu kalbėti apie tokius ženklus. Greitai į maistą. Greitai į maistą, teisingai. O po to sugalvojai vieną dieną suvalgyti salotų. Tikrai nepataisysi sveikatos per vieną dieną. Tau reikia tą rutiną ugdyti metų metais, kad tau atitinkami pokyčiai atsirastų. Tai aš manau, kad taip yra viskame. Disciplina ir pasirinkimo gilinti, žiūrėti, domėtis. Šitą klausimą, kurį dabar pasakysiu, irgi jau tai beveik apkalbėjom, bet gal kažką dar pridėsi. Kaip išlikti tikram, kai kiekvienas prekės ženklas žada stebuklus? Gilintis, kaip ir sakau, domėtis. Aš manau, šiais laikais labai lengva įtikinti žmonės, labai tą gražią pakuotę. Bet aš visą laiką paskaitau, kas lypi už pakuotės ir labai kviečiu ir visus tai daryti, pasidomėti, pasižiūrėti, nes gamintojas, kuris tikrai yra nuoširdus su savo pirkėjais, jis tikrai pasidalins ir savo padarytų darbų, padarytais tyrimais ir kaip jis išrado tą ar aną produktą. Tai perskaityti tokius dalykus, rasti kažkur medijoje tikrai galima, tai čia, man atrodo, kelių minučių darbas. Taip. Ką patartum žmogui tik pradedančiam kurti ilgalaikę priežiūros rutiną? Manau, kantrybės palinkėčiau. Kantrybės, lengvi dalykai niekada nebūna geri. Kantrybės reikia viskame, kame reikia disciplinos, reikia nuolatinio, man atrodo, tokio darbo kasdieninio. O kai tu tai darai kasdien su meile, tai tampa malonus dalykas. Tai linkiu visiems maloniai rūpintis savim. Noriu paklausti žiūrovų, ar turit klausimų Ingridai, nes tikrai be galo įdomus žmogus, tai griebkit šitą progą ir paklauskit, nes jeigu neklausit, aš paklausiu, žinokit. O, prašau. Pakartoju mikrofoną, kad visi girdėtų. Ingridos grožio ir jaunystės paslaptis. Pasakyk. Ačiū, čia kaip komplimentas labai man didelis, dėkoju. Iš tikrųjų, aš manau, kad meilę galim rasti viskame kame ir kai tu ją randi netgi rūpestyje savim, tai man atrodo labai daug. Tai rūpintis savim, rūpintis aplinkiniais, rūpintis savo vaikais, mylėti savo darbą, tai man atrodo, ir daryti viską su šypsena. Tai svarbiausia. Ačiū Jums už gražų klausimą. Ar bus dar klausimų Ingridai? Atrodo, kad nematau pakeltų rankų, tai man pačiai yra labai smalsu, kaip tu savo laiką vadybinį pavadinkim taip, nes viskam tam reikia laiko, grožiui irgi, kad ir tie lėti rytai, dar turint omeny, kad tu tikrai turi daug veiklos, gal tu turi kažkokių laiko valdymo patarimų kažkokių? Oi, čia mano nuolatinis irgi darbas ir įdirbis, tai žinai, kai aš sakykime, sakau, kad ryte aš užsidedu kaukę, tai aš tikrai, gal kažkas įsivaizduoja, kad aš taip ant pūkinių pagalvių atsigulu ir guliu, taip 1,5 valandos. Panašiai įsivaizdavau. Taip, ne. Aromaterapiniam kambarį kažkokiam. Tai tikrai ne. Galiu tada užsiimti kažkokiais organizaciniais dalykais, atsakau į elektroninius laiškus, pasidarau namų darbus, kuriuos man reikia daryti. Prisigaminu sveiko maisto visai dienai, kažką sumenedžinu. Tai, man atrodo, laiko tas mokėjimas valdyti laiką, tai yra irgi šiuolaikinės moters vienas iš įgūdžių, apie tai aš irgi kalbu savo tinklaraštyje. Ir tai yra labai svarbu, kiek tų dalykų gali daryti vienu metu. Moteris, mes žinom, kad gali tai daryti, tai sugebėti daug dalykų sudėti, sukomponuoti į tam tikrą lėtą rytą, gali ir išgerti kavos ir užsidėti kaukę, atsakyti laiškus ir dar, žinai, su vaiku pažaisti vienu pirštu, tai man atrodo, tai yra labai svarbu. Ir tu rytais
prisigamini maisto visai dienai likusiai? Taip, nes dažniausiai taip ir būna, kad jau kai išeini, tai pas mane ir mašina, ir visa apranga kiekvienam gyvenimo atveju, taip pat ir maistas visai dienai, ne tik būna ir man, būna ir vaikam, kad sveiko maisto visą laiką būtų su mumis kartu. Ir vandens, būtinai gerti vandens. Aha, bet iš tikrųjų. Jo. Ir bandysiu pakopijuoti, bet nežinau, ar pavyks. Bet skamba tikrai labai protingai. Tu tiesiog pasiruoši tam, kad tau nereikėtų pirkti kažkur spontaniškai, kažkokio ne iki galo. Taip, nes tai irgi atima laiko ir tai irgi nežinai, ar pavyks. Visų pirma, rasi ten kažkur po rankas sveiko to kažkokio tai maisto. Tai visą laiką turėti jį pasigaminus namuose. Man yra tobulas mano receptas geros dienos, nesugadintos nuotaikos ir sveikos gyvensenos. Va. Super. Ar dar bus klausimų, Ingridai? Panašu, kad jau nebus. Tai noriu padėkoti už labai įdomų pokalbį, labai įkvepiantis buvo jis man asmeniškai. Aš pakopijuosiu tave ir Gerai, dar kartą užmesiu akį į tavo turinį. Tai tikrai ačiū, kad buvai. Ir visiems noriu... Ačiū žiūrovam, ačiū visiems, ačiū Eucerinai, kad padarė tokią gražią šventę visiems mums. Iš tikrųjų yra, taip, aš irgi čia padėkų turiu daug, nes yra kam padėkoti. Iš tikrųjų sukūrėm labai tokią gražią šventę savo ir kitiem. Ir taip, tai šiandien supratom, kad amžėjimas ir amžėjimo prevencija yra labai toksai daugelypis dalykas. Ir tai yra nuolatinis rūpinimasis ir savo odą, ir kūnu, ir protu. Ekspertai priminė, kad amžėti tai nėra kažkoks baimės šaltinis, tą reikia priimti išmintingai ir sąmoningai. Ir taip pat noriu padėkoti visiems svečiams dar kartą. Tikrai buvo ir jų žinios, jų patirtis, tai buvo kažkas nuostabaus. Ir labai ačiū žiūrovams, kas klausė. Tikrai yra tokių, kurie nuo pradžių iki galo klausė, tai yra tikrai nuostabu. Ir noriu priminti, kad čia yra tokia, nežinau, akcija, atrakcija pavadinčiau, laiko mašina, gali visi prieiti ir gauti Eucerin dovanėlių. Tai tikrai drąsiai, dovanėlių dar yra, išbandykit. O šiandien Euro vaistiniai yra 25% nuolaida Eucerin Hyaluron Filler produktams. Aš esu išbandžius, mano mama irgi, tai tikrai labai geri produktai. Gal tu pameni, Ingrida, ar tu esi bandžius Eucerin Hyaluron Filler, būtent liniją? Tikrai bandžiau. Bandžiau visus jų produktus, man atrodo, esu jų gerbėja, kaip sakant. Man patiko. Aha. Tai gali patvirtinti, kad geri. Tikrai geri. Ir efektyvus. Ir jeigu dar su nuolaida, tai ir aš į Euro vaistinę. Nueisim po šventės. Taip, tai aš tiesiog palinkėsiu, kad visi išsineštumėt bent po vieną įžvalgą. Kartais tikrai to ir tai reikia mažam pokyčiui, nes maži pokyčiai, kai jie susisumuoja, tai pavyksta tokie dideli gražūs rezultatai. Ir noriu priminti, kad gražiai amžėti tai nereiškia siekti tobulybės, tai reiškia klestėti kiekviename gyvenimo etape, remtis savo žiniomis, pusiausvyrą ir savęs supratimu. Tai ačiū visiems, kas buvote šiandien ir tikrai buvo nuostabu. Labai ačiū.